Sveiki! Šiandienos analizė apie tai, ką jūs nori pasakyti jūsų tamsa. Kurioje jūs esate? Tai galbūt tamsoje esate savo viduje, galbūt kažkokia tamsi situacija vyksta dabar jūsų išorėje. Tai kas matėte mano vaizdo įrašą Facebook'e, angelų skaičiai, tai ten irgi yra klausimas, ką man sako mano šviesa arba tamsa. Tai būtent šitas video ir įkvėptas to, ką sako jums jūsų tamsa. Nes dauguma nori išgirsti šviesos žinučių, tačiau tamsa labai dažnai taip pat pasako labai daug gerų įžvalgų, į kurias galima atkreipti dėmesį. Arba pasako, kaip iš jos išeiti kartais. Gerai, tai pagalvokite, kur ta tamsa pas jūs yra, kaip ir dėl ko jūs joje dabar esate, dėl ko jūs joje gyvenate. Tai gali būti tiek jūsų vidiniai dalykai, tiek išoriniai, kažkokia išorinė tamsa, gal kažkokie tai įvykiai, situacijos vyksta, gal kažkoks tamsus periodas užėjęs. Tai pagalvokite apie tai, kas vyksta ir pasirinkite poziciją. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija. Gerai, tai jeigu reikia laiko, tai dar galite galvoti ir mes tada pradedam nuo pirmos pozicijos. Šiek tiek trauksiu, kad turėtumėm vietos. Tai pirma pozicija, žmonės, kurie žiūrės pirmą poziciją, ką jiems nori pasakyti jų vidinė ar išorinė tamsa. Kokią žinutę siunčia jų vidinė ar išorinė tamsa. Gerai, leiskit man kelias sekundės pamedituoti, kas čia jums iškrito. Gerai, panašu, kad kažkaip tai yra kažkoks vidinis konfliktas, kuris susijęs su tuo, kas jūs esat ir ko jūs norit, arba ko iš jūsų tikisi aplinka. Tai kažkas nesutampa tave, kad jūs vadovaujatės vienom vertybėm, o jums tarsi norisi arba patiems išeiti kažkur į visai kitą pusę, pavyzdžiui, kaip čia dabar, kad paaiškinti aiškiau, pavyzdį, kokį sugalvosiu. Pavyzdžiui, žmogus yra išauklėtas taip, kad reikia laikytis, pavyzdžiui, vieno darbo. Tarkim, jisai šeimoje matė tokį pavyzdį, arba yra taip išmokytas, kad jau įgavai darbą, tu turi ten laikytis jame, nesvarbu, patinka tau, nepatinka, svarbu, kad atlyginimą moka, stabilu ir tu ten sėdėk. O žmogų traukia visai kažkokia kitas, jisai ten įsidarbina, dirba nelaimingas ir jį traukia visai kažkokia kitas rytis, arba jis nori kažkokią savo veiklą pradėti, ar kažkokiu menu užsiimti. Ir tarsi blaškosi tarp tų dviejų ugnių, tokių tarsi tarp to, kas aš esu arba turėčiau būti, ir tarp to, ko aš noriu. Tai panašu, kad ta vidinė tamsa yra kažkoks tai vidinis konfliktas jūsų, tarp to, kokios vertybės jums įskiepytos ir tarp to, ko jūs iš tikrųjų norit būti. Tai panašu, kad jums yra įskiepytos, diegtos, tai nereiškia, kad dabar jūs irgi laikote tai savo vidiniu stuburu. Tačiau jūs galbūt buvote mokomi, kad svarbiausia yra būti ištikimam ten vienam kažkokiam keliui tikslui, nereikia mėtytis, ten nereikia žiūrėti tik tai, kur stabilumą susikursi čia, jausmai, meilė, tai čia nesvarbu, palauks, svarbu reikia žiūrėti ten kažkokių tai kitų interesų, ten materialinių, ar ten, kaip sako, nemesk studijų, nes liksi gatvių šluoti, bet jeigu žmogus jaučia, kad jam tos studijos ne prie širdies, tai ir meta jas. Tai toks tarsi tai, kas jums buvo sakoma ir tai, ko jūs iš tikrųjų norite eiti, kur jūs iš tikrųjų norite būti.
Na, nes panašu, kad jums buvo sakoma, kad jūs privalote vadovautis protu, reikia vadovauti šalta logika, reikia vadovautis eiti tuo keliu, kurį tau šeima įdėgė, tarsi, apie ką tavo šeima kalbėjo, kad tada, ne, ten, tarkime, reikia tęsti ten tėvų kažkokius tai, nežinau, tarkim, profesinį kelią kažkokį, ten prosenelis tavo buvo teisėjas, senelis teisėjas, tėvas teisėjas ir tu būsi teisėjas. Nu, vat, ne, negali rinktis, nes kitaip tu išduosi šeimą, išduosi savo ten kažkokią giminę, nežinau, ten išduosi tradicijas, dar kažką. Tarsi jūsų noras būti visai kitur, negu jūs esate. Ir esate ten tik dėl to, na, kad jums buvo kalbama, kad, nu, va, taip reikia elgtis, tai yra teisinga, tai va šitais tik tai kelias ir yra tas, kurio tu turi eiti. O jūs visai norite eiti kitur. Na, panašu, kad esate kūrybiška asmenybė. Na ir tas protas jūsų visgi, širdis jums sako, kad, nu, žiūrėk, klausyk manęs dabar, ne, klausai proto, tai dabar paklausyk manęs, va, ten reikia eiti. Tai toks, va, tarsi proto ir širdies kova gali būti ir kitiems nebūtinai, kad taip va tiesiogiai, ne, kad vienur esate, norit būti kitur. Tačiau vyksta kažkokia proto ir širdies kova, kad protas sako, ten reikia, ne, o širdis visai kitą pusę sako, nu, gal ne ten, gal reikia va ten. Tai tarsi toksai vidinis konfliktas tarp norių ir realybės, dabarties. Tarsi norisi, širdis sako vieną, o protas arba aplinkiniai, arba kažkokios jūsų tradicijos, kažkokia vertybės, kažkokios, kurios yra jums įskiepytos, sako visai ką kitą. Na, nekvailiok, tu čia turi sėdėti ten, kur tau pasakyta ir neįsišokinėti čia. Na, turi daryti tai, kas tau pasakyta. Tai va, tarsi jūs, na, turit kažkokią tai idėją, kas jūs esate ir ko norit būti, ir atrodo tarsi, nu, jeigu protas su širdim nesipyktų, tarsi nebijotumėt nuvilti kažko tai kad ir šiandien iškeliautumėt. Na, panašu, kad tikrai labai stiprus tas troškimas, tarsi esate, nežinau, galbūt jaučiate savo šeimoje baltą varną, na, toksai tarsi, nu, ne kaip visi kabutėse, na, visi šeimoje advokatai, o jūs norit, nežinau, ten dainuoti, būti dainininku. Ir visi sako, nu, kaip tu čia būsi dainininku, visi advokatai, o tu čia dainininkas būsi. Nėra pas mus šeimoje dainininkų, nu, tik advokatai. Tai, bet toks tarsi širdis jums rodo kitą kelią, o jūs visgi esat priverstas laikytis kažkokių tai senų įsitikinimų, vertybių, nes tarsi nesinori kažką nuvilti. Galvojat, kad jeigu pasirinksit save, tai nuvilsit kitus. Ir vėlgi, va čia ką jūs ta tamsa kviečia pagalvoti, ne? Tai kas visgi nugyvens tada tavo gyvenimą? Tu pats? Ar kažkas kitas už tave nugyvens? Vėlgi, ne? Ar jūs ten po 10-20 metų visgi, jeigu nepasirinksit savęs, o pasirinksit likti ten, kur esat, visgi, na, apie ką, kaip tada galvosit apie save ir savo gyvenimą, ką tada galvosit? Tai įsivaizduokit, kad jums yra plus 20 metų, nežinau, 10 ar 15, nu, toksai jau ilgesnis laiko tarpas, bet kaip jūs jausitės ir ką jūs galvosit apie tai? Bet ar reikėjo pabandyti, ar nereikėjo pabandyti? Bet tarsi šita jūsų tamsa kviečia jūs pagalvoti, o kieno gyvenimą tada aš gyvenu? Ir kam tada priklauso mano gyvenimas? Ir kas tada, kokia prasmė yra gyvenimo, jeigu jis jau kažkam priklauso, ne jums pačiam, o kažkam kitam, ne? Kažkas kitas gali jums nuspręsti, kuo būti, kur eiti, ką daryti, jums baisu kažką nuvilti, jeigu jūs pasirinksit ne taip, kaip kažkas nori. Tai va, tarsi tamsa kviečia jūs atsakyti klausimą, tai kas aš tada esu? Kam priklauso mano gyvenimas ir kaip atrodys mano gyvenimas ir mano mintis, jeigu aš, nu, visgi nepasirinksiu savęs, o nusileisiu tam. Na, nusileisiu tam vidiniam šaltam protui, kur sako, ne, tu čia turi būti, vat ir, na, po 20-mečio kokio galvoju, na, tai, vat, kaip aš galvosiu, aš čia teisingai pasielgiau, ar ne, nes vėlgi, kaip galvoju, sakau visada, žmonės, kurie tave spaudžia priimti tam tikrus sprendimus, anksčiau ir vėliau tavo gyvenime jų neliks. Liksi tu pats savo gyvenime. Tų žmonių gali labai greitai nelikti.
dėl vienokių ir kitokių aplinkybių. Jie pasens, galbūt yra jūs gerokai vyresni, jie pasens, numirs, o jūs tai liksit. Ne? Atrodo, toksai momentas, ne, arba ten kažkoks darbdavys spaudžia, ten, ne, tu čia turi dirbti, tu čia turi tą daryti, tu čia to, jūs ten visiškai kitaip matot, o jums neleidžiate to įgyvendinti ir jūs taikotės ir dirba taip, kaip nenorite dirbti, vietoj to, kad išeiti kitur ir galbūt tenais dirbti taip, kaip norite dirbti. Tai tada nutika tas darbdavys amžinas, jis juk, vis tiek anksčiau ir vėliau jo neliks, įmonė ar užsidarys, ar kažkas kitas nusipirks, ir kas tada jums lieka. Po viso to, jeigu atmetant dalykus, kurie jūs spaudžia tam tikrais būdais elgtis, kuriais jūs nenorit, tos aplinkybės anksčiau ir vėliau dings. Dėl to, kad viskas gyvenime yra laikina. Anksčiau ir vėliau tai dings ir jūs liksit. O jūs liksit su visa ta pasiekme, kuri bus. Su savo tom neįgyvendintom svajonėm, su galvojimu, kas būtų, jeigu būtų, ten ir taip toliau panašiai. Tai tamsa kviečia tarsi pagalvoti apie save, atsigręžti save. Tai kiek gyvenime dar laiko rinksies ne save, o kažkieno kito dalykus. Tai tokia graži žinutė, aš turiu šitą orakulą, Anonsatorė iš Taro, Taro orakulas. Ir jis irgi duoda jums žinutės. Čia gal labai greitai. Meškito žvaigždė, vedimas ir įkvėpimas ir nežinomas paminklas, tarsi tavo garbė tavo drąsai ir gebėjimui išlikti. Tai tokios žinutės, tarsi yra tas vedimas, žvaigždė, kuri veda, ir tau reikia tik tai išdrįsti. Čia tarsi stovi paminklas visiems, kurie išdrįso pasirinkti save, nepaisant to, ką jiems sako kiti, arba ko ten kažkas reikalauja. Tarsi tu nebijok pasirinkti, tavo pasirinkimą anksčiau ir vėliau visi vis tiek privalės vienaip ar kitaip priimti. Tai ne visada gyvenime mes turim būti patogus, tarsi kartais vis tiek reikia pasirinkti save, kažkas supyks, kažkas nesupras, anksčiau ir vėliau jisai vis tiek turės priimti tavo pasirinkimą ir suprasti, kad visgi negali niekas nugyventi gyvenimo už kitą žmogų ir negali žmogaus padaryti, kad jisai būtų tiesiog tau patogus, vien dėl to, kad tau patogu. Tai kai tau nebereikės to žmogaus, tai ką tada? Ką tu jam sumokėsi už tą laiką, kurį vertėjai kažką daryti vien dėl to, kad tau būtų patogu. Ne, tikriausiai ne, atlyginimą niekas nesumokės, sakau, paminklo nepastatys. Tai tarsi, žinutė kviečianti jūs pagalvoti, o ką aš visgi renkuosi. Tai ar aš turiu eiti ten, kur mane veda mano vidinis vedimas, ar visgi neklausytis kažkokių tai tradicinių pamokymų ir atimti iš savęs galimybę galbūt pamatyti pasaulį kitoje šviesoje. Neaišku, kur tas nuves, nerodo, kur tas jūs nuves. Tai gali nuvesti visai, gali būti ir pergalė, ir pamoka tame kelyje, visko gali būti. Tačiau ta tamsa sako, o ką tu pasirinksi? Ką tu tarsi, tamsa, jinai yra, tarsi, sako, tu gali išeiti, jeigu tu pats nori. Tai reikia tavo paties apsisprendimo. Tai labai faina jūsų grupės žinutė. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Ačiū pirmai pozicijai, kad žiūrite. Ir susitiksime kitose video. Gerai. Antra pozicija. Žmonės, kurie žiūrės antrą poziciją, ką jums nori pasakyti jų vidinė ar išorinė tamsa? Ką jums nori pasakyti jūsų vidinė ar išorinė tamsa? Ką jums nori pasakyti jūsų vidinė ar išorinė tamsa? O čia panašu, kad pas jūs yra tamsa prieš aušrą. Nes labai gražios kortos, čia nėra jokios tamsos. Tai nežinau, arba atėjote... Ką čia turim? Gerai, kažkas sugriuvo, ne? Kažkas sugriuvo ir reikėjo priimti
sunkius sprendimus panašu. Tai va, šitai grupiai panašu, kad reikėjo priimti sunkius sprendimus, buvo kažkokie išbandymai, bet jūs jau tie išbandymai jau, tas lūžis jau yra įvykęs. Nėra taip, kad jūs dabar svarstot, gal čia man dabar kažką tai keisti. Panašu, kad šičia yra jau lūžis įvykęs, jau yra kažkas tai atsitikę, arba esate ant tos ribos, kai kažkas lūžta, griūna, patys kažką griaunat, metodai ir iškai nusakėt, jau man nusibodo, aš nenoriu, ne, viską griaunat. Ir pas jūs jau yra tamsa prieš aušrą. Sunkus kažkokie buvo sprendimai, sunkios situacijos, gal net iš dangaus iškrito tarsi, kabutėse, iš dangaus iškrito situacija kažkokia, nežinau, skyrybos, kažkokios tai, nežinau, bankrotas, dar kažkas tai darbo netekot, kažkas žmogaus netekot, kažkas išėjo iš jūsų gyvenimo, taip staiga tarsi, kažkas nusisuko, kažką, bet toks, gyvenimo lūžis, kuris privertė visiškai gyvenimo apsisukti 180 laipsnių. Tai arba patys tai griovėt, arba atėjo tarsi ta situacija pati. Tai va tokia staigi galėjo būti. Tai panašu, kad pas jūs yra labai labai graži žinutė, tamsa prieš aušrą. Ir kad tas sprendimas buvo teisingas, jeigu jūs dabar abejojat, galvojat, gal čia jūs negerai padarėt, gal reikėjo kažką kitaip padaryti. Ir tai jums čia patvirtinimas, kad pasielgėt teisingai, kad ir kaip per daug. Gerai, viena arba daug. Tai panašu, kad sprendimas viskai buvo teisingas ir jisai jūs išves į tą šviesą, kur jūs turėtumėt būti. The Endless Universe, žiūrėkit, begalinė visata ir tiltas tarp sielų. Sielų tiltas. Labai gražios jūsų orakulo žinutės. Tiesiog sielų kontraktas, sielų susijungimas arba jūsų gyvenimą dabar, kai viskas sugriuvo, arba patys sugriovėte, ateis gimininga siela, ateis kažkokia siela dvynė. Arba jūs patys priėmėt sprendimą, tarkim, būti su kažkokiu žmogumi, su vienu išsiskirti ir su kitu būti, nes tai yra jūsų sielos dvynys. Arba tas sielos dvynys dar tik ateis. Čia panašu, kad pirmiausia tas vatane žvaigždė, tai reiškia kažkokio noro vedinas, aš tai dariau. Ir dabar, kai jau pradės teikinėti pas jūs šviesa, ateis kažkoks tai žmogus, kurio jūs tiesiog gyvenime laukiate. Ir begalinė visata, atrask naujas galimybės, atrask naujas teritorijas, toksai tikrai tokia paguodžianti žinutė, kad dabar jau viskas eis tik tai gera. Tai jeigu buvote tikrai kažkokiame lūžyje, kažkas griuvo, kažkas išėjo, kažko neliko, arba patys nusprendėte išeiti iš kažkokių momentų, tai dabar jau viskas pradės tik tai šviesėti ir atsiranda erdvės jums naujoms patirtims, geroviai, grožiui, besimėgavimui gyvenimu. Ir dar ateina kažkoks sielos draugas. Reiškia, jums reikėjo vietos gyvenime, kad ateitų kažkoks tai konkretus žmogus. Tai gali būti ir dviejų žmonių sąjunga, čia gali irgi panašu, kad gali būti ir kažkoks tai būtent žmogus ateina, nebūtinai, kad tai yra meilės ryšys. Tai gali būti ir labai kažkoks geras draugas, ir partneris, ir verslo koks nors ten, nežinau, bendradarbis ar kolega, ar dar kažkas, kur yra sielų kontraktas. Tai sielų kontraktas tai yra, gali būti ir sielos dvynys ateiti, arba tiesiog kažkokia siela, su kuria jūs esate sudarę kontraktus ankstesniuose gyvenimuose. Arba netgi galbūt ir šiame gyvenime. Tai tikrai ateina jūsų gyvenimo šviesa, čia panašu, kad jau tamsa baigėsi šitai grupiai, antrai grupiai. Panašu, kad jūsų tamsa jau eina į pabaigą ir netrukus jūsų gyvenime nušvis labai daug šviesos, atbėga šviesos, reiškia, tikrai labai jūs pradžiuginau. Energijos labai stiprios. Gerai, ačiū, antra grupė, daugiau niekur neklausiu kortų, nes tikrai labai viskas yra aišku. Kągi, ačiū, kad žiūrite, susitiksime kitose įrašuose iki. O mes ateinam pas trečią poziciją. Taip, trečia pozicija, čia susirinko emocijų žmonės ir pažiūrėsim, ką jums sako kortas, ką jums sako jūsų tamsa per kortas. Ką noriu pasakyti trečiai pozicijai.
jų tamsa. Žmonės, kurie pasirinko trečią poziciją, ką jums sako jūsų tamsa. Oi, kas šitoks? Geras. Na, jūs gal ir pirmą poziciją traukė. Nebuvo taip, nes čia toks atvirkštinis gaunasi. Atvirkštinis jūsų kažkas labai... Kur iš čia save? Gerai. Žiūrėkit. O dar šitas atėjo, ne? Žiūrėkit, Saulė yra jūsų rezultatyvinė korta kaip baimai. Ne, norėjo ir jinai čia pasirodyti kažkiek čia. Taip, tai, ir pas jūs bokštas, eik savo. Na gerai, jeigu aš čia yra, reiškia, jis nori čia būti. Tvarkoj, gerai, žiūrėkit, dabar taip atrodo, kad čia susirinko šitą poziciją stiprus žmonės, kurie yra patys savim nusivylę. Tiesiog, patys savim nebetikit. Kažkas įkalinot save kažkokiai situacijoje ar priklausomybei, ar, nežinau, kažkokį padarėt pasirinkimą, kuris nepasiteisino ir dabar galvojat, kad niekas nebegali pasikeisti, kad jau čia visiškai sugriovėt savo gyvenimą, kad, niekada nebeišeisit iš tos situacijos, toks tarsi liūdesys. Nors tiek energijos, tiek resursų jums vis dar liko. Taip tikrai nebuvo, kad viską ir praradot. Viską, absoliučiai ten viskas griuvo. Ne. Panašu, kad situacija buvo kažkokia sudėtinga, arba dabar jinai dar vis tęsiasi. Kažkas nepasiteisino, kur dėjot labai daug pastangų, vilčių dėjot, reikia kažkokį sprendimą priimti, tai tarsi galvojat, kad galbūt neapsvarstėt, per mažai apsvarstėt tą sprendimą. Nežinau, išėjot iš darbo gero, galvojat, kad kitur bus geriau, o ten pasirodo blogiau, nieko gero neįvyko. Nepasiteisinot, gal tarsi jau grįžti irgi nebegalit, nes užimta ta vieta, kažkokia. Arba kažkaip tai patys save įkalinot. Reiškia, tam rezultatui jūs dabar save įkalinot. Dabar galvojat, kad tarsi nebėra išeities. Jaučiatės tarsi įstrigę ir kad jūsų darbas kažkoks tai energija skirta nepasiteisino. Tarsi tikėjotės vieno, o buvo viskas visiškai atvirkščiai. Bet tikrai taip nėra, kad viską praradot. Jums liko dar vidinė stiprybė ir dar tikrai dalis resursų, nes 5 taurės jos irgi būtent tai ir rodo, kad žmogus susikoncentravęs į tai, ko nėra. Nors jis nemato, kad tuo pačiu dar yra, bet jis žiūri tai, ko nėra, ne ką jis prarado. Per savo pasirinkimus, per savo kažkokį neapgalvojimą, per savo, nežinau, gal tiesiog netokius. Taip susidėliojo gyvenime dalykai, kad praradot kažką, tai netekot, ar per, toksai būna žiopla klaida tokia, galvojat dabar, ką ten jūs darėt, ne aš dariau. Jūs darėt, ką jūs čia dabar pridarėt, kaip čia taip reikėjo, ar čia dabar reikėjo. Tai tarsi, 2 kardai tokia tarsi užsimerkęs, neaišku, viskas iki, nėra to aiškumo, užrištos akys, reikia priimti sprendimą, nežinai ką rinktis. Ir toks tarsi jausmas, kad nepasiteisino tai, kas turėjo būti gražu, pasirodė, kad yra visai negražu. Norėjo patekti kažkur tai į atrakcionų parką, o patekai į kažkokį ten klaunų ir kažkokių neaiškių draugiją, kur nesupranti, kas vyksta. Tai, arba dalykai jums nušvito kitoje šviesoje, arba pasimatė kažkas tai, kas iš pradžių buvo labai faina, pasimatė, kad nieko faino ten, nes kokią sukčiai apgavo. Prižadėjo ten investuoti jūsų pinigus kažkur, dabar nei pinigų, nei žmonių, nei investicijų. Kažkur tai, negerą priėmėt sprendimą, kažkokį tai gavot pamoką, investavot savo pinigus, kažkur tai gali labai būti šitas. Arba investavot labai daug pastangų, darbo ir kažkas jūsų galbūt pavogė idėją arba pinigus investavot, kažkur nepasiteisino, tos investicijos griuvo. Tai aš jums galiu pasakyti, pinigai yra energija.
Pinigai yra energija ir tą energiją galima visada pasikviesti atgal. Kai gyvenime kas nors labai stipriai griūna, reiškia, kad atsilaisvina vietos, aš kalbu iš savo praktikos, žinokit, aš perėjus gyvenime visus, nežinau, turbūt visus įmanomus laiptelius aš esu buvusi ir pačiam dugne ir žinau, ką reiškia gyventi labai labai gerai ir pasiturinčiai ir gausoje. Tai ir gyvenimo pradžioje teko ir dugne pabūti tokiam nelabai geram. Tai gyvenime, kada viskas kada taip atrodo, ne, kad sugriūna, tarsi idėjos kažkokios sugriūna, tarsi investavai kažką, tai nežinau, darbą, pinigus, pastangas ir atrodo, sugriuvo, nežinau, rašė ten kažkokį didžiulį projektą, na ir ten kažkokie konkurentai, ten pasiūlė už centus tą pačią paslaugą, ir juos pasirinko. Nors jūs jaučiat, kad turit išsilavinimą, kompetenciją ir galit ten, bet kažkas tai kitaip, pasisuko. Ir visada sakau, jeigu gyvenime tau kažkas griūna, nepavyksta, iškrenta iš rankų, kaip sakau, kažkas jau laikai rankoje ir iškrenta, tai žinok, kad tau gyvenime yra skirta kažkas geriau. Tikrai aš irgi atsimenu, kai praradau darbą vieną ir tada galvojau, kad velnias jau dabar tai viskas šakės, dabar nežinau, ką čia reiks daryti, kaip čia reikės gyventi, kur aš dabar esu tokį darbą. Ir po kurio laiko pasirodė, kad ačiū Dievui, kad aš tą darbą praradau, nes tikrai gavau visiškai kitą sritį pasiūlymą, kuris mane atvedė po to į visiškai kitokį lygmenį. Tai gerai prasme. Tad kartais atrodo, kad kažkas sugriūna arba tu priėmei negerą sprendimą, ten priėmiau sprendimą, kad aš iš to darbo išeisiu. Ir man buvo tarsi kitur pažadėta vieta ir aš išėjau ir tos vietos nebeliko ir aš tokia pakibus. Ir negaliu, ir nežinau, ką daryti. Tai toks atrodo, gyvenimas sugriuvo, kaip čia dabar žemė iš po kojų, tau kažkas tai, išslydo visiškai. Tai tokie momentai tiesiog pasako, kad žinai, tu eini ne ten, kur turi eiti. Žinok, kad tavo kelias yra kažkur kitur. Tikrai, jeigu kažkas gyvenime nesigauna, išslysta, išsprūsta, pabėga, tai arba dar ne laikas, arba tu eini ne tuo keliu. Tau yra skirta kažkas geriau. Nes žiūrėkit, jums čia iškrito rezultatyvinė korta, saulės korta. Tai reiškia, kad tie sunkumai, kurie dabar yra tam, kad jūs atvestų į daug geresnę kažkokią poziciją. Nesvarbu, kokiai srity ten jums vyko, kažkas, investavot, nežinau, 10 000, pabėgo kažkas su pinigais. Aha, ir atrodo, kas gero gali iš to išeiti, taigi 10 000, tai ant grindų neguli, nereikia jos iš kažkur gauti. Atrodo, 10 000. Dabar pasukim iš kitos pusės. Jūs praradote 10 000. Jūs dabar gavot gerą pamoką, kad reikia pasitikrinti tam tikrus dalykus. Prieš kažkur merkiant savo pinigus, reikia pasitikrinti dalykus, nes jūs galėjote 100 000 šiaip jau investuoti. Ne 10, tai yra daug daugiau, 10 kartų daugiau, ne? Ir dabar jūs gavot pamoką, jūs labai atidžiai žiūrėti. Tai pinigai pas jūs sugrįš anksčiau ir vėliau, jeigu jie yra pavogti iš jūsų, energija yra viena. Ir jinai cirkuliuoja ratu. Tai reiškia, jeigu kažkas iš jūsų pavogė, tie pinigai pas jūs kažkokiais būdais sugrįš atgal anksčiau ir vėliau jie pareis atgal. Per kažkokias tai veiklas, per kažkokias, nežinau, gal net netikėtas kažkokias įplaukas. Čia dėl to pergyventi nereikia. Aš niekada nepergyvenu, jeigu mane kažkas per pinigus apgauna. Tiesiog žmogus nesupranta dėsnių, jisai nesupranta, kaip veikia energija ir kas darosi, kad jeigu tu pavogiai kažką, tai čia nėra labai ko džiaugtis, čia apskritai nereikėtų džiaugtis, nes galų gale tu prarasi tai, ką pavogiai ir dar tiek pat, kiek pavogiai, nes tu turi skolą grąžinti. Suprantat, energinė skola yra labai blogas, labai baisus dalykas. Ir jeigu tu negrąžinsi, tai tada tavo kitos kartos, tavo giminaičiai, tavo, nežinau, vaikai ar anūkai grąžinės tas skolas. Tai aš visiškai, žinokit, niekada nepergyvenu, jeigu mane kažkas apgauna per materialinius dalykus, ten koks nors blogas žmogus, ten pavogė ten kokius pinigus, ten apgavo, ten kažką, tai ten pamelavo, ten dar kažką, aš visiškai, žinokit, nekreipiu, tai neimu to labai širdį, nes aš suprantu, kad energija eina ratu. Tai jeigu iš tavęs kažką pavogė, atėmė arba tiesiog atsitiko kažkoks dalykas,
Tai tas nuostolis tau visada pareis atgal. Bet tu gauni pamoką ir galvoji tada, ne, o ką aš iš to gaunu, reiškia, man davė pamoką. Čia ne pinigus iš jūsų norėjo atimti. Jums norėjo gyvenimas parodyti, žiūrėk, man reikia žiūrėti čia. Dabar, ne, tave ruošia kažkam geresniam. Reiškia, ateis laikas, kai tu turėsi galimybę investuoti 30 000. Na, bet jau tu žinosi, kad reikia pasitikrinti ten ir tada saugiai kažkur investuoti. Nepasitikėti pirmų sutiktų žmogų. Na, tada aš įdėjau darbą kažkokį, na ir jums nesumokėjau už tą darbą, na, o įdėta labai daug darbo, tai nuostolis didžiulis, jeigu vertinant materialiai, o emociškai, nu tai iš viso turbūt neįmanoma įvertinti, na, kažkas tai darėt kažką ir sako, aš tau nemokėsiu, nieko tu čia nedarei man, ne, toks, nu, irgi sakau, kaip žmogus apgauna, jis nesupranta, ką jis padaro, iš tikrųjų jis pasidaro savo labai labai blogą dalyką gyvenime. Tai jums rezultatyvinė korta krenta saulė ir jinai sako, žiūrėk ne čia, žiūrėk va čia, žiūrėk čia kas liko, nes tu esi labai stiprus žmogus ir tu dabar įstriginai save toje situacijoje, įstriginai tenais, kur tu, nu, tarsi matai tą trūkumą. Ir ne į trūkumą žiūrėk. Žiūrėk į galimybės, kurios dabar tau ateina. Ne, pabūk tame nusivylimę, pareflektuok, pagalvok, ką tu iš to išmoksti. Nelinkėk niekam ten blogo, nereikia ten nieko prakeikti, nereikia ten kažkam linkėti, kad ten jam atsisuktų, jam ar taip atsisuks. Jūs būkit ramus. Gyvenimas duoda savo pamokas. Tai jeigu tu į gatvę ir pamatai katiną ir paspyrei tą katiną, žiūrėk už kampo, užkliūsi, už plytelės ir nugriūsi ir nosį nusibalnosi. Nu, tiesiog gyvenimas duoda savo pamokas, tik kad tai mes jas suprantam ar ne. Tai va čia yra klausimas, na, jeigu aš kažką tai padarau blogo, aš po to gaunu pamoką ir, na, tai dabar, paspyriau katiną, už krūmų kažkur jau, už susiplėšiu megztinį ir žiūrėk, iš manęs susijuokas, sako, kokia rėpla. Na, tai ir iš karto gauni tas. Tai, ką tu turi suprasti, tik jeigu supranti, tai gali eiti toliau, jeigu nesupranti, tai kartoji tą patį per tą patį. Jeigu kartojasi kažkokios situacijos jūsų gyvenime, tai žinokit, tai jūsų yra neišmokta pamoka, neišdirbti kažkas, negalit kažko paleisti, arba nenorit pripažinti, kad kažkas yra, arba kad ne ten einat. Tai va, tai tas, kas dabar yra jūsų tamsa, tiesiog jums yra pamoka, kad jūs dar ant blogesnio dalyko nepakliūtumėt. Ir sako, žiūrėk į tą šviesą pusę, nes tavęs laukia gyvenime labai geri dalykai, tu čia koncentruojasi, galvoji, kad jau dabar geriau nebūsi, jau dabar jau viskas, jau čia sugriovei savo gyvenimą. Tai tiesiog ta tamsa jums sako, kad viską galima sutvarkyti, gyvenime viskas įsisprendžia ir gyvenime viskas baigėsi gerai. Jeigu nesibaigia gerai, reiškia dar nepabaigia. Tai va tokia žinutė jums, žiūrėjom gal dar orakulo kokia. Yra žinutė jums korta, yra pačiai pozicijai, kažkas jūs trikampis. O, jas geras šis. Žiūrėkit, labai viskas susigroja su tuo, ką aš jums čia kalbėjau labai ilgai. Ar ne, nematomas jėgos palaiko tavo energinį balansą. Tai va tai, ką aš kalbėjau, ne, energija eina ratu. Ne, tu esi apsaugotas ir jeigu kažkas atsitiko tau negero, ten kažkas atėjo ir tau blogai kažką padarė, tai žinok, kad visada yra balansas ir tai, kas atimta tau sugrįž, tai, kad tu, jeigu kažkur tai padarai blogą sprendimą, negerą, viskas baigėsi ne taip, kaip tikėjai, tai yra pamoka. Ir kažkoks balansas irgi turi būti. Ir aš galvoju, kada kažkas nepasiseka, pagalvok, ar tu gyvenime irgi nesigavęs prieš tai kažką avansų. Nes jeigu gauni gyvenime nei iš jo, nei iš to kažką avansų, tai žinok, kad greitų metų turėsi kažką atiduoti. Tai labai fainas yra šitas energijos dalykas ir nereikia niekada pergyventi labai stipriai dėl kažkokių nesėkmių. Jos tiesiog yra tame, kad susibalansuotų energijai. Jeigu tu kažką gavai avansų, dabar tu turi kažką duoti. Jeigu tu pats neduosi, iš tavęs paims. Anksčiau ir vėliau. Čia, žinokit, visiškai. Toks yra dėsnis. Tai tik taip viskas ir vyksta. Tai va, tai čia viskas gerai, jūsų užnugaris saugo aukštesnės jėgos, kurios viską palaiko balanse. Iškita situacija tokia jums ir turėjo būti, tam, kad jūs pamatytumėt dalykus kitoje šviesoje arba pradėtumėt vertinti tai, kas liko. Dabar su mažiau tu atsigręžk į šviesą.
To, ką praradai, jau viskas, jau tu to nebeturi ir to jau tau jau neturi reikėti. Dabar tu atsigręžk į šviesą per tą prizmę, kad gyvenime visgi ne viskas prarasta. Ir tada ateina saulės korta kaip rezultatyvinė ir vis tik jūs iš tos tamsos savo išeinate į šviesą. Tai va, tokia žinutė jums, ačiū, kad žiūrite, 3 pozicija. Susitiksime kitose video. Jeigu norite savo asmeninės konsultacijos, parašykite elektroniniu paštu sveiki@angelų-skaičiai.lt arba mūsų profiliui Facebook Angelų skaičiai. Ačiū Jums ir iki pasimatymo.